Labas vakaras, čia info komentarai, aš Indrė Makaraitytė. Buvęs Islamo valstybės narys įspėjo Europą, kad džihadistai planuoja kelias teroristinės atakas iškart trijose Europos valstybėse – Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Ir šis pranešimas ir vienas po kito jau įvykę kruvini išpuoliai labiausiai apsunkina pačių musulmonų gyvenimą. Lietuvoje musulmonų nėra daug. Pabėgėliai islamo išpažinėjai čia ilgai neužsibūna, stengiasi dar kartą pabėgti kur geriau. Tačiau islamą išpažįstančiųjų skaičius Lietuvoje auga ir politikai jau atnaujina planus, kaip su jais elgtis ir kaip musulmonai turi prisiderinti prie mūsų papročių. Štai pavyzdžiui, dar kartą siūloma uždrausti Lietuvoje dėvėti tradicinę musulmonų aprangą, kuri dengia moterų veidą. Šios musulmonės dėvi burkas, jų veidas visiškai uždengtas, net ir akis slepia moterys Afganistane ir Pakistane. Europoje musulmonės nešioja čadras arba nikabus kaip ši. Veidas dengiamas, tačiau akis matosi. Tokią aprangą susigriebta drausti vakarų Europos šalyse. Apie tokius padraudimus prabilta ir Lietuvoje. Kodėl dabar Europoje vyksta šitie baisūs dalykai? Todėl, kad imigrantai gyvena savo gyvenimą, autonomiškai. Jie gyvena pagal savo taisyklės, jie turi savo kanonus ir netgi policija bijo užeiti į jų rajonus. Tai tokia integracija, aišku, Lietuvoje tikrai niekam nereikalinga. Ir reikia tą daryti nuo pat pradžių, draudžiant nešioti tuos drabužius, kurie dengia veidą. Mūsų visuomenės tradicija yra atvirai bendrauti, atvirai vaikščioti gatvėmis, nedengiant veido. Ir jeigu atsiranda, sakysim, žmonės, kurių religija, gyvenimo būdas reikalauja šito, tai tiesiog jie turi apsispręsti, ar jiems tinka toj šalyje gyventi ar ne. Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje dėvėti apdangalus uždrausta. Musulmonai iš Prancūzijos pralaimėjo net Europos žmogaus teisių teisme. Net kaimyninėje Latvijoje keliama idėja drausti musulmoniškus apdarus, tačiau Lietuvos vidaus reikalų ministras sako, kad mūsų šalyje drausti kol kas per anksti. Tokių dar man Lietuvoje neteko matyti, tai ir pagrindo šitą klausimą nagrinėti aš nematau. Jeigu būtų daugiau gal atstovų ir dėl burkų nešiojimo ir kiltų klausimas, gal tada reikėtų, bet dabar tiesiog nematau reikalo. Šveicarijoje griežtai baudžiami musulmonai tėvai, kurie neleidžia savo dukroms lankyti plaukimo pamokų bendruose baseinuose. Sankcijos taikomos ir berniukams, kurie atsisako sveikinti su mokytojomis. Lietuvos švietimo ir mokslo ministrė žada, kad pabėgėlių vaikai galės laikyti savo papročių ir tradicijų mokyklose, netgi dėvėti musulmoniškus apdarus. Čia bus bendruomenės sprendimai. Kažkokių tokių, jeigu reikės, rekomendacijas galėsim paruošti ir mes, bet jeigu tai yra jiems svarbu, aš manau, kad tai reikia toleruoti ir su tuo reikia susitaikyti, bent jau pradžioje. Draudimas nebus pirmasis žingsnis. Pirmasis žingsnis turi būti tolerancija. Islamo tyrinėtojas Egdūnas Račius mano, kad aprangos, kurią dėvi ši moteris, Lietuvoje drausti nereikia. Europoje tai dažniausiai daro į islamą atsivertusios moterys. Pavyzdžiui, Prancūzijos atveju didžioji dalis nikabą dėvinčių moterų yra prancūzės atsivertusios į islamą. Latvijoje, kur irgi išties diskusija dabar jau pakankamai didelė išsirutuliojo, taip pat yra Latvijos pilietės, kurios dėvi nikabą. Ir nikabą atskirai reglamentuoti, aš manyčiau, nebūtų labai protinga. Bet yra įstatymai ir Lietuvoje yra įstatymas, kuris reglamentuoja veido dengimą. Ir visai nesvarbu, ar tai būtų nikabas ar Mickey Mauso kaukė, yra nustatyta, kuriais atvejais galima ir kur dėvėti veidą dengiančius ar drabužius ar kaukę, o kuriais atvejais ne. Nors valdžia žadėjo, kad visi pabėgėliai atvežti Lietuvą bus krikščionys, tačiau aiškėja, kad taip nėra. Žymusis Basiras yra musulmonas, o jo žmona atvyko dėvėdama hidžabą, skarą, kuri palieka atvirą veidą. Lietuvos Respublikos įstatymai leidžia musulmonėms moterims paveiksluotis ir pateikti dokumentams fotografijas, kur jos yra apsirengusios pagal musulmoniškus reikalavimus, kitaip tariant, su hidžabu. Tai yra reglamentuota, nustatyta, tai yra leista ir Lietuvos Respublikoje tai yra praktikuojama ir yra visai nemažai lietuvių, Lietuvos piliečių, moterų, kurios turi tokius dokumentus.
jei jau būtų diskriminuojama musulmonų atžvilgių, tai iš ties būtų prieš 1995 metų įstatymo dvasią. Kitaip tariant, jei katalikams kažkas būtų leidžiama, o musulmonam nebūtų leidžiama, tai matyt, jie turėtų visas teisės paduoti tokią instituciją ar asmenis į teismą ir šito įstatymo dvasioje matyt turėtų laimėti. Vilniuje kalbintų žmonių nuomonės įvairios. Vieni sako, kad pabėgėlių apskritai nereikia, kiti mano, kad nereikia drausti musulmonėms dėvėti tradicinių apdarų. Londone buvau kurį laiką, ten pasūnų, kokių ten nematai. Eina tik vien tik akis, blizga. Ką tai jam padarysi, jeigu jų toks tikėjimas. Taip jie vaikšto, tai ir tegu vaikšto. Pas mums priimta atvirais veidais vaikščioti. Kaip čia dabar, jeigu aš eisiu užsidengęs, kas ten bus? Tegul vaikščiu kaip kas nori, aš už tai. Kad ko čia uždrausti. Jeigu jų toks tikėjimas, tegu būna taip. Man atrodo tik tai tiek. Įdomiau tai, kad po tą burką nebūtų kažko kito, o ne... O dabar, kai tas terorizmas toks baisus. Geriau baudą sumokėti, bet šitų nepriimti. Va dabar žiūrėkit, šitos priims, paskui juos ateis dar 10 000. Tarp jų ne visi, žinoma, ne visi, bet bus šitie, kurie žudys krikščionys. Tai šitą jums tiesą sakau. Dega bažnytelės ir šitą ir linksminas. Ateis į Lietuvą daug svetimų žmonių. Lietuva Europos Sąjungai yra įsipareigojusi priimti 1105 žmonės, kurie bėga nuo smurto Sirijoje, Irake ir Eritrėjoje. Tai vis dėlto ką daryti su musulmonių moterų galvos apdangalais? Leisti ar drausti? Ir šį vakarą studijoje yra Seimo narė Giedrė Purvaneckienė. Labas vakaras. Ir mano kolegė, Infodienos žurnalistė Dovilė Javinskaitė. Labas vakaras. Dovilė turėjo tokios patirties. Buvo apsidengusi čadrą, apsivilkusi ir burką. Ir vaikščiojo po Vilniaus gatvėmis. Kokios reakcijos sulaukiai? Tai buvo labai švelniai, pasakysiu, kad nemalonu. Tai visi jautėsi turintys teisę mane smerkti, turintys teisę į mane spoksoti. O ką sakė? Daug epitetų sulaukiau. Pavyzdžiui, mane vadino, cituoju, teroristka, durnė, rusiški keiksmažodžiai skriejo į mano pusę. Visi spoksojo, slapta fotografavo. Žmonės galvoja, kad aš nesuprantu lietuviškai ir, tarkim, buvau turguje. Tai nuo manęs bėgo pardavėjas ir viena kita iššaukė, o žiūrėk, kas pas tave ateina, o kokia teroristka, o kokia durnelė pas tave ateina. Žiūrėkit, ten viename turguje, čia buvo Halės turguje, dar buvau Šeškinės turgelėje, tai ten taip pat nebuvo aptarnauta, bet aš ir to nesakiau, aš sakiau labiau pasižiūrėti žmonių reakcijam. Bet kitaip tariant, Dovilė, galima sakyti, kad jeigu, pavyzdžiui, iš tiesų, po burką būtų slėpusis arba tiesiog atėjusi su burka moteris musulmonė, jos neaptarnautų tiesiog niekas. Taip, pabėgtų. Jei dar net lietuviškai nešnekėtų, tai jai būtų beveik neįmanoma nusipirkti maisto. Jinai jaustų, kad ją spokso, ją varsto žvilgsniais, aplinkui skamba juokas. Vat Šeškinės turgelį atėjus buvo iškart sušaukta, kad kvieskit greitą ir policiją. Vien dėl to, kaip aš atrodžiau. Pone Purvaneckienė, tai iš tiesų gal turi racijos tas toksai pasiūlymas politikų drausti moterims nešioti galvos apdarus, tos tradicinius musulmonėms, kurios gyvena Lietuvoje, kurios atvyksta į Lietuvą, nes iš tiesų moteris, nekaltos, kad joms tenka tokius apdarus nešioti, bet jų nepriima visuomenė. Visuomenė nepriima pas mus visų kitokių. Tai čia yra mūsų bėda ir žinoma gaila, kad taip atsitiko, aš net neįsivaizdavau, kaip turėtų jaustis. Jeigu būtų toks klausimas iškilęs, būčiau gal pati pabandžiusi irgi. Bet ir tai yra, čia jau yra mūsų problema. Bet šiaip jau drausti kaip rengtis, tai sakyčiau, kad būtų tam tikras, ne tik žmogaus teisų pažeidimas, bet jeigu atvyksta moteris pabėgėlė, kuri visą gyvenimą nešiojo tos apdangalus ir jai staiga uždrausti bet kokius apdangalus nešioti, tai jai būtų tas pats, kas išeiti gatvę nuogai. Kad jeigu mums lieptų nuogom vaikščioti. Gerai, bet tai kaip jūs pakomentuotumėt savo kolegos tokį pasiūlymą? Dėl to, kad tai yra ne tik susijęs su tuo, kad visuomenė netoleruoja, bet tai yra susijęs su baime ir nesaugumu.
Nes musulmonai, džihadistai sprogdina, ar ne? Na taip, bet aš galvoju, kad aš labai tvirtos nuomonės neturiu. Galiu Jums pasakyti, kad pirmiausia, žinoma, reiktų dar labiau konsultuotis su jau žmogaus teisių organizacijomis, jau specialistais, kurie viską dar geriau žino negu, sakykime, aš. Bet mano tokia nuomonė, kad drausti visai uždengti veidą, bet tas yra mūsų įstatymuose. Mūsų įstatymai neleidžia vaikščioti su visai viešuose vietose, su visai uždengtų veidų. Taip, kad čia įstatymų keisti nereikia. Reikia tik tai juos prisiminti ir laikytis. O reiškia, galbūt ten kažką truputį pataisyti. Dabar aš nepacituosiu tiksliai, kaip ten yra. Bet iš vis uždrausti, dengti galvą ir panašiai. Na, juk mūsų močiutė su skarom vaikšto. Tai, suprantat, čia yra... Bet tai jos vaikščiojo, kad jos yra įpratusios, o ne dėl to, kad joms religija liepia vaikščioti apsirišusioms karelėm. Taip, bet tai ar tai yra, jeigu įstatymas, ar tai yra skirtumas, ar jį vaikšto dėl papratimo, ar dėl to, kad religija liepia? Vilė, jeigu, pavyzdžiui, ar nebandėjai nusivilkti to jiems parodant, jos demonstruojant, ne, aš norėjau iki galo pamatyti, ar kas nors pasikeis, bet tas jausmas, kai aš žinau, kaip į mane reaguoja, kaip į mane gatvėje, kad aš tiem žmonėm padedu pereiti gatvę, kad aš net autobusu važiavau su burka, kad aš užleidžiu ten senesni žmonės atsisės ir jie šitaip su manim elgėsi vien dėl mano išvaizdos kitokios. Nei vieno gražaus epiteto. Mane peržegnojo vienas vyras gatvėje stotelėje, mane tiesiog prieš mano nosį tą kryžių nupiešė. Ir elgesys visiškai nemalonus ir visi epitetai tik tais labai žiaurus ir niekinantis, aš jaučiausi labai blogai, vis vokčiom dairiausi, ar operatorius yra taip arti, kad galėtų mane apginti netgi, jeigu prireiktų. Kitaip tariant, netgi jautėsi, kad galėjo būti kažkoks užpuolimas. Ir kas yra baisiausia, kad eksperimentas buvo atliktas Vilniuje, sostinėje. Tai man yra baisu pagalvoti, kas kitose miestuose, miesteliuose. Gal tenai žmonės yra tolerantiškesni? Galbūt, bet aš negalvoju, kad galėtų būti daug tokių, kurios atvažiuos visą veidą dengdamos. Tai... Ponia Purvaneckienė, iš principo, tas veido dengimas, galvos dengimas ir paisimas religinių tradicinių nuostatų, moterų feminisčių yra vadinamas, kad tos moteris tiesiog nepripažįsta, kiek užtruko moterims apginti savo teisės, kad jos nešiotų tai, kas joms patinka. Bet taip pat yra ir... Galbūt reikėtų su jomis kalbėtis ir sakyti, kad, ponios mielos, jūs atvykote į Lietuvą, čia yra demokratinė šalis, sekuliari šalis, ir religiniai apdarai netinka. Aš galvoju, kad po truputį reikia labai rimtai ir labai jautriai žiūrėti, kaip tie žmonės turi integruotis ir kaip vaikai turi socializuotis. Dėl to, kad mes matom visus tos teroristinius išpolius, kuriuos padarė jaunuoliai užaugę ar Belgijoje, ar Prancūzijoje, ten jie neatvažiavo ten padaryti tų aktų. Tai kažkas buvo negerai. Reikia ieškoti kažkokių kitokių būdų, reiškia, nei Prancūzijos griežti draudimai, nei, sakykime, Belgijos tokia gana laisvas traktavimas, kaip kas nešioja. Ten padėties nepakeičia. Padėties nepakeitė. Tiek gal gerai, kad niekur neperskaičiau, kad moteris būtų dalyvavusios ir kad būtų slėpusios ginklus po burkomis. Bet jos bendrininkaudavo, iš principo padėdavo tiems teroristams, kurie susisprogdindavo logistiškai. Dovilė, lietuvė gyvenanti Britanijoje. Taip, aš kaip tik norėjau papasakot, kad yra moteris puolamos ne tik tos, kurios dėvi burką, tai yra ne tik tos, kurių veido nesimato, tačiau bendravau su... Užtenka skaros. Taip, lietuvė, kuri dengia plaukus ir kaklą skara ir jinai pasakojo, kad dar prieš 15 metų atvykdavo į Lietuvą, visada būdavo agresyviai puolama. Tiesiog puolama, prie jos prieidavo žmonės, vos nestumdydavo, kaip jinai sako, net fiziškai, ir sakydavo, aš nuo tavęs nuplėšiu tą skudurą. Sako, dabar jau, kaip dabar reaguoja, tai jau yra didelis postumis į priekį, sako, taip, aš jau pripratau prie tų spoksojimų ir žvilgsnių, bet bent jau prie manęs nelenda fiziškai. Bet jos veidas atviras. Taip, jos veidas atviras. Ponia Purvaneckienė, bet su musulmonais ateina ir kitokių tradicijų.
Pavyzdžiui, tas mergaičių apipjaustimas. Čia jau yra visai kitas dalykas. Dėl to, kad mergaičių apipjaustimas tai nėra jų apsisprendimas joks. Tai yra vaikų žalojimas, kai jie yra maži, kai jie negali pasakyti jokios savo nuomonės. Bet tai taip pat yra islamo išpažinėjų tradicija, ne visų, bet... Ne. Tai daugiau Afrikos ir Azijos šalių tradicija. Dėl to, kad dėl ko... Aš tą pataisą įrašiau, kad mes įsipareigojom priimti pabėgėlius iš Eritrėjos, kur apipjaustimas yra labai paplitęs ir ten apipjaustoma beveik visos musulmonės, bet ir apie 90% katalikių, šiek tiek mažiau protestančių, ten apie 80%. Bet tai vis tiek, absoliuti dauguma, bet kokių tikybų yra apipjaustomos, nes tai yra jau daugiau šalių tradicijos. Tai jūs manote, kad Lietuvoje to neturėtų būti? Jokių būdų. Lietuvoje neturėtų nei viena mergaitė būti žalojama. O jūs žinote tokiu atveju, ar yra jau buvę? Ne, Lietuvoje, kad mergaitės, tai to niekad negirdėjau ir gydytojai su to nesusidūrė. Gydytojai susidūrė tik su tais atvejais, kada ištekėjusios į Afrikos, gal ir į Azijos šalis moteris grįžta čia ir jom tenka kreiptis į ginekologės dėl įvairių komplikacijų, nes komplikacijų yra įvairiausių. Tai absoliučiai žalojančios sveikatą ir taip pat vaiko sveikatą, jeigu gimdo, reiškia... Dalykai. Ačiū labai. Diskusijoje dalyvavo Giedrė Purvaneckienė, Seimo narė, ir Dovilė Javinskaitė, mano kolegė, Infodienos žurnalistė. Įspėjame, kad šio reportažo vaizdai, kurį netrukus matysite, gali šokiruoti. Jis apie tai, kokius neapykantos protrukius tenka patirti musulmonams Europoje po kiekvieno teroro akto. Nors patys musulmonai taip pat žūsta nuo džihadistų rankos, dažniausiai po to neapykantos aukomis tampa moterys, kurios būtent viešai dėvi tradicinius islamo drabužius ir yra lengvai identifikuojamos. Kitaip tariant, lengviau identifikuojamos negu vyrai. Įraše matyti, kaip Londone užpuolama mergina. 16-metė musulmonė dėvėdama skarą eina gatve, kai netikėtai sulaukia vyro smūgio į galvą. Šio būta tokio stipraus, kad mergina iškart netenka sąmonės ir krenta ant žemės. Jos užpuolikas pabėga. Šis įrašas darytas prieš kelis metus, kai islamofobiški išpuoliai prieš musulmonus buvo palyginti reti. Tačiau skaičiuojama, kad po atakų Paryžiuje išpuolių prieš Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančius musulmonus padaugėjo. Dažniausiai nuo įvairių smurto protrūkių ir užgauliojimų kenčia skaras, burkas, šydus dėvinčios moterys. Šis vaizdo įrašas darytas Londono metro tą pačią dieną, kai įvyko išpuolis Paryžiuje. Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip traukinio laukiantis vyras stebi prieš jį stovinčią musulmonę. Traukiniu atvažiavus prie platformos, vyras net nelaukia, kol transporto priemonė sustos ir judančius vagonus stumia moterį. Tokių atakų vien Jungtinėje karalystėje praėjus vos savaitėje po išpuolių Paryžiuje buvo 115. Daugiausiai nukentėjo merginos ir moterys tarp 14 ir 45 metų. Jų užpuolikų amžius svyravo nuo 15 iki 35 metų. Dažniausiai moteris nukenčia viešose vietose, traukiniuose arba autobusuose. Po atakų Paryžiuje kitą dieną vien Londone išpuolių prieš musulmonus padvigubėjo iki 24, o praėjus savaitėje šis skaičius dar beveik padvigubėjo iki 46. Tikrų paradoksų galima laikyti visą musulmonų bendruomenę Prancūzijoje. Praėjus pusmečiui po šaudynių satyros laikraštyje Charlie Hebdo, kuris paviešino musulmonus įžeidusią pranašo Mahometo karikatūrą, Prancūzijoje užfiksuotas teigiamas musulmonų vertinimas. 76% Prancūzijos gyventojų teigiamai vertino šalyje gyvenančius musulmonus. Vis dėlto Prancūzijos vyriausybė dar pernai suskaičiavo, kad po išpuolio redakcijoje smurto ir užgauliojimo atvejų prieš musulmonus išaugo nuo 133 iki 400. Dažniausiai nukentėdavo moterys. Štai šis išpuolis įvyko Briuselyje iškart po kruvinų atakų Bruselio oro uoste ir Malbeko stotyje. Balandį tame pačiame rajone vyko dešiniųjų protestas, per kurį sidabrinę Audi vairavęs vyras tyčia partrenkė gatve einančią hidžabą dėvinčią musulmonę. Proteste dalyvavo apie 400 žmonių, kurie skandavo prieš musulmonus nukreiptus šūksnius. Policija Audi vairuotoją sulaikė ir išsiaiškino, kad kelias akimirkas prieš pradėdamas važiuoti į musulmonę pats telefonu pradėjo filmuoti savo nusikaltimą. Moteris buvo sunkiai sužeista ir nuvežta į ligoninę. Po atakų Nicoje pačioje Prancūzijoje rimtesnių išpuolių prieš musulmonų moteris nepagausėjo, tačiau kitose Europos valstybėse tai gali tapti ir kasdienybė. Internete gausu vaizdo įrašų, kuriuose pasireiškia žmonės, kurie užgaulioja musulmonus ir tam nelaukia ypatingų progų. Tai musulmonės vilkėjusios hidžabo pokalbis su kitų parduotuvės lankytoju. Iš kur jie žino, tu moteris ar vyras? Bet rimtai, kaip jie žino?
Skaičiuojame, kad dažniausiai prieš musulmones pratrūksta baltaodžiai vyrai, jų aukomis dažniausiai tampa tradiciniais islamo rūbais vilkinčios moterys. Britų policija fiksuoja, kad kartu su nusikaltimų skaičiumi prieš musulmones, neapykantos nusikaltimai vis dažniau nukreipti ir į žydus. Nusikaltimų skaičius prieš juos per pastaruosius metus Jungtinėje karalystėje padvigubėjo. Na, ne tik Lietuvoje žmonės bijo paslėpusių veidus žmonių. Ir toliau temą tęsiu su Jūrate Guzevičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstove. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, mes prieš keletą minučių kalbėjomės apie tai, kad galbūt vertėtų vis dėlto drausti Lietuvoje musulmonėms nešioti veidą ir galvą dengiančius drabužius. Ir tai galbūt šiuose tokiuose neramiais laikais padėtų išspręsti įtampas visuomenėje. Ar tai padėtų kažkaip toms moterims labiau integruotis ir tolerancija padidėtų? Tai galbūt reikėtų pradėti nuo to, koks yra šito naujos iniciatyvos, šito naujo reglamentavimo tikslas. Jeigu mes iš tikrųjų siekiame, kaip yra skelbiama, saugumo, tai būtų vienas dalykas, bet iš tikrųjų kita vertus mes galim turbūt visi matyti, kad po to slepiasi ir tam tikras noras iš mūsų visuomenės paslėpti ar bent jau užmaskuoti kitos religijos ar kitų tradicijų žmonės mūsų visuomenėje, kaip neva tai nepriimtinus. Jeigu iš tikrųjų siekiama šito, tai galėtumėm labai aiškiai vardinti, kad šita iniciatyva yra diskriminacinė. Jeigu mes vis dėlto kalbame apie saugumo tikslus, tai tada reikėtų kelti klausimą, ar iš tikrųjų šiuo metu, esant visai šitai situacijai, būtent burkų draudimas ar bet kokių kitų religinių apdangalų, galvos apdangalų dengimas yra tas žingsnis, kurio turėtumėm imtis siekdami saugumo. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmonės bijo moterų, nes ne tik lietuviai bijo, kad galbūt slepiasi po burką vyras, teroristas, o ne moteris. Kaip atpažinti? Tai padidintų saugumą ir tiem pačiom moterim būtų lengviau gyventi. Galbūt būtų naudinga pažvelgti truputį apskritai platesnių kampų. Iš tikrųjų, reikia turėti galvoje, kad mes esam gana uždara ir priešiška visuomenė tam tikrom grupėm. Etninių tyrimų instituto kasmet atliekami tyrimai rodo, kad mes esam gana priešiškai nusiteikę prieš tokias visuomenės grupės kaip romai, homoseksualūs asmenys turintys psichinę negalę. Matysim, kad nuo praeitų metų iš tikrųjų šito grafiko viršų kopia ir tokios grupės kaip musulmonai ir pabėgėliai. Įdomu yra tai, kad didžioji dalis asmenų, respondentų apklaustų, kurie pasisako neigiamai, paklausti, ar jie yra patys asmeniškai sutikę ir pažįsta nors vieną asmenį, dažniausiai atsako neigiamai. Tai iš tikrųjų matom, kad šitie stereotipai ar kažkoks priešiškas nusistatymas, jisai nėra pagristas jokia asmeninė patirtimi. Tai ta klausimas, iš kur jisai kyla. Ir natūralu, kad taip didžiulį įtaką turi, koks yra formuojamas įvaizdis viešoje erdvėje. Na ir įvaizdis, aišku, toks, ta prasme, įvaizdį formuoja kas? Teroristai dažniausiai, ar ne? Taip, viena vertus taip, žinoma, kad visas kontekstas įvykių šiuo metu, bet kita vertus neturim atmest ir vaidmens įtakos būtent tokių iniciatyvų. Šitokios iniciatyvos, apie ką buvo kalbama, bandymai uždrausti, jos labai gali būti dviprasmiškai suprantamos. Būtent bandymai uždrausti, tarkim, moterim dengti savo veidus, iškart jie atitinkamai ir siunčia tam tikrą žinutę visuomenė. Visuomenė yra gąsdinama, kad tai yra kažkas, ko reikia bijoti. Tai yra grėsmė ne tik mūsų saugumui, bet ir mūsų, nežinau, tradicijom, vertybėm, identitetui. Ir dabar norėčiau telefonu sveikinti su Konstantinu Andrijausku. Labas vakaras. Sveiki. Tai yra politologas, islamo ekspertas. Pone Andrijauskai, kodėl islamo tradicijoje moteris dengia galvą būtinai ir kartais netgi ir veidą ir akis? Pirmiausia, reiktų pasakyti, kad vienareikšmio atsakymo mes neturėsime, o jeigu tas ir būtų, tai betarpiškai su islamu sieti būtų gana sudėtinga. Mes turime atsiminti, kokiame kontekste islamas kaip toks gimė, ar ne? Tai yra 7 amžiaus Arabijos pusiasalis, pusiau nomadiškos gentis, kuriuose ir iki islamiškų tradicijų dengtis veidą buvo įprasta praktika. Dėl pačių įvairiausių priežasčių mes galime įsivaizduoti, kad vienas iš jų yra susijusios su seksualumo slėpimu kaip tokiu, bandymu rodyti savo nuosavybę, bet kartu ir norėčiau pabrėžti, kad labai lengvai gali būti tai siejama ir su pačia geografinė vietovė, ar ne, tai yra smėlio audros ir panašus dalykai. Tačiau praktika šita buvo dar iki islamiška ir islamas ją iš dalies perėmė, bet vėlgi mes turime atsiminti, kad praktikoje
šios praktikos taikymas yra labai skirtingas. Pone Andrijauskai, bet jeigu, pavyzdžiui, dabar Lietuvoje, sakykime, kaip Prancūzijoje ir dar keliose Europos šalyse, tiesiog būtų draudžiama moterims nešioti religinius galvos apdangalus ir sekuralizuoti visiškai visuomenę. Kaip jaučiasi tuomet islamą išpažįstančios moterys? Jos jaučiasi blogai, jos jaučiasi įžeistos, kad negalima, kad reikia vaikščioti, sakykime, neapdengtą galvą? Taip, aš manau, kad jos turi visiškai adekvačią teisę jaustis nepatenkintos. Tiesiog įsivaizduokime, jeigu mes esame, tarkime, krikščionys, arba jeigu mes esame žydai. Pagal Prancūzijos leisite šitos labai specifinio sekularizmo, ne tas žodis, ne visai tinka, įstatymus nuostatas mes negalėtume įžengti į mokyklą ir rodydami savo kryžiuką, man kako, jeigu jūs tokį nešiojate, arba kipą, jeigu esate žydai. Prancūzijoje mes žinome, kad yra labai daug žydų, labai didelė diaspora. Tai akivaizdu, kad tokiamis sąlygomis mums gali tai nepatikti, jeigu tu negali rodyti vienokio ar kitokio savo tiesiog tapatybinio atributą. Klausimas, aišku, yra didysis apie tai, mano bent jau manimo yra, koks būtent yra galvos apdangalas, ir čia labai dažnai tie žmonės, kurie vienaip ar kitaip sutinka su to, kad šios praktikos yra tinkamos modernėse, šiuolaikinėse ir kartu ir vakarų visuomenėse, jos dažnai nesutinka dėl paties lygmens, kas tai turėtų būti, ar tai turi būti hidžabas, ar nikabas, ar apskritai einama turėtų būti iki burkos. Ir skirtumai tarp šitų apdangalų, čia reikia pabrėžti, tai yra labai svarbu, jie yra daugiau kultūriniai ir susijęs su tradicija, ne tiek susijęs su religija. Ir mes turime suprasti, kad islame yra labai daug skirtingų tradicijų ir vertinimas to, koks galvos apdangalas yra patiems tos tradicijos atstovas, tai šiuo atveju musulmonams atvykstantiems hipotetiškai ar iš Alepo, Sirijoje, kur tai buvo gana įprasta nešioti nikabą, ar iš Indonezijos, kur tai yra labai retas variantas, tas praktikas būtų labai skirtingas. Ačiū, tai buvo Konstantinas Andrijauskas, islamo ekspertas. Ir dabar kreipiuosi į fotografę Neringą Rekašiūtę. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs bendravote su Lietuvos musulmonais, su tradicinė religinė totorių bendryje. Ar moteris, kurios gimusios Lietuvoje, jų tėvynė, jos iš niekur neatvažiavo, ar jos skundėsi jums, kad, sakykime, jos negali nešioti tų tradicinių islamiškų drabužių? Visų pirma, totorija yra tikrai labai skirtingi nuo kitų musulmonų, atvykusių į Lietuvą musulmonų. Jie yra labai asimiliavęsi, jų islamas jau yra netgi labai pakitęs ir dažnai netgi galima sakyti, kad jie nesutarė su kitais musulmonais, nes jų islamas jau yra visai kitoks. Ir tos merginos, moteris, kurias aš sutikau ir kurios yra totorės, jos nesidengia galvos apdangalais, jos dažniausiai iš tikrųjų neturi jokių simbolių ar kažkokių skiriamų ženklų iš savo aprangos, kad yra musulmonės. Aš tiesiog norėčiau jūs taip pat čia ir sustabdyti, nes dabar kaip tik ekrane matome jūsų fotografijas iš jūsų projekto, kai jūs fotografavote moteris Lietuvoje, musulmonės gyvenančias. O aš esu skaičiusi, kad kai kurios musulmonės Lietuvoje gyvenančios, jos norėtų galbūt nešioti ir skaras, ir galbūt ir tokius labiau kūną dengiančius drabužius, bet žmonės to netoleruoja, visuomenė to netoleruoja. Ar taip gali būti? Tame yra tiesos. Aš fotografavau vieną lietuvę, Lietuvos rusę, kuri atsivertė į islamą ir didžiausias iššūkis jai buvo būtent užsidėti hidžabą ir užsidėti kūną dengiančius drabužius. Dėl to, kad, kaip ji pati sakė, kiekvieną dieną, kai aš išeidavau su tais rūbais į troleibusą, aš matydavau, ką vakar rodė per panoramą. Tai yra, kad kaip ją žiūrėdavo žmonės, jinai jau ir suprasdavo, ar įvyko koks teroristinis išpuolis ar ne.
Neringa susidūrė ir savo universitete su tuo, kad jai nebuvo leista, jai buvo pasakyta, kad nebus toleruojama jos tokia apranga ir kai jinai paklausė, kodėl tie žmonės, kurie atvyksta iš kitų šalių, gali dėvėti savo aprangą, tai jai buvo pasakyta, kad jie gali, nes jie išvažiuos, o jinai negali, nes jinai yra būtent Lietuvos gyventoja. Ačiū, tai bendravau su Neringa Rekašiūtė, fotografe, ir toliau tęsiu diskusiją su Jūrate. Sakykit, tie pabėgėliai, kurie atvažiuoja į Lietuvą iš Irako, iš Sirijos, pasirodo neilgai užsibūna. Štai paskutinė žinia buvo tai, kad jau 3 savaitės nėra Lietuvoje pabėgėlių šeimos iš Irako. Gal jie iš tiesų jaučia, kad lietuviai nemėgsta pabėgėlių, nenori jų, netoleruoja ir tiesiog stengiasi kuo greičiau pabėgti? Manau, kad labai tikėtina. Manau, kad ne tik prieš tai buvusi pašnekovė, jūsų kolegė, kuri pasakoja apie savo patirtis, patyrė tuos neigiamus komentarus, neigiamas replikas ir apskritai neigiamą požiūrį. Manau, tikėtina, kad tą patiria ir atvykę pabėgėliai ir ne tik iš mūsų visuomenės, bet ir iš valstybės institucijų, su kuriuom jie susiduria. Iš tikrųjų, tai kalbant apie tai, kaip žmonės jaučiasi, labai svarbu šnekėti ir apie tai, kokias pastangas deda mūsų valstybės institucijos, rengdamos integracijos planus tiem asmenim. Iš tikrųjų, jeigu mes šnekam, kad vienas iš tikslų mūsų yra ir integruotos žmonės, kad jie taptų mūsų visuomenės pilnaverčiais nariais, tai reikėtų pradėti nuo to plano nagrinėjimo. Ir aš manau, kad tikrai yra daug svarbesnių punktų, negu sureguliuoti dabar religinių apdangalų nešiojimą, užtikrint, kad tiem žmonėm kad jie turėtų pakankamas lietuvių kalbos pamokas, socialinių įgūdžių, kultūros pažinimo pamokas. Tarkim, mano žiniomis šiuo metu atvykę asmenys gauna 3 mėnesius lietuvių kalbos pamokas. Tai gal reikėtų tikrai neužtenka. Tai va būtent, užsienio kalbą išmokti turbūt 3 mėnesius apskritai net negali būti kalbos, o dar labiau kalbant apie lietuvių kalbą. Ačiū, bendravau su Jūrate Guzevičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstove. Nauja realybė netrunka ateiti iki Lietuvos, o su jie niekada Lietuvoje nekilusios problemos, nors teisybės dėliai reikėtų sakyti, kad musulmonų jau yra. Jų skaičius auga, o požiūrį juos formuoja ne pas mus gyvenantis musulmonai, o dėja teroristai. Toliau infodiena su Rasa Tapinienė apie tai, kaip vienintelis širšės įgėlimas pusamžiam vyrui buvo mirtinas, neišgelbėjo net medikai. Saugokitės.